Dūmai. Beveik kiekvienam aerodrome yra dvasia, nes yra daug žmonių, jie kažkokia prasme yra išskirtiniai, kurie aerodromuose reziduoja, skraido, šokinėja, dar kažką tai daro su modeliais, su lėktuvais, su parašiutais, su parasparniais, jie kitokie yra. Taip, tai yra pavojinga, tai yra panašiai kaip koks nors cirko artistas eina per virvę, kuri yra labai aukštai ir jis be apsaugos daro kažkokį tai triuką ypatingą, tačiau jisai tuos triukus yra daręs labai daug kartų su apsauga, viskas jam gaunasi ir jisai daro po to be apsaugos ir turi patirtį irgi be apsaugos tai daryti. Visai nieko. Lėktuvai jaučiame kaip patys save, ten nereikia galvoti, į kurią pusę sukti vairolazdę, pedalą kokį spausti, apie tai jau niekas negalvoja. Mes galvojam, kaip su visų lėktuvu kaip suaugi ir galvoji, kaip su juo skristi, kaip kūną valdai save tiesiog, o kaip ten rankos juda, kaip vairolazdę stumi, pedalą kokį spaudi, aš net negalėčiau pasakyti, kaip viskas tas daroma, aš tiesiog žinau, kad man reikia ten patraukti į priekį, truputėlį aukščiau dar, o kaip veikia rankos ir kojos, man jau tas nesvarbu, jau tai automatiškai jos veikia, aš noriu lėktuvą truputį atsilikinėti pradedu, aš pajaučiu, kad lėktuvas iš inercijos jau tuoj pradės atsilikti, bet jis dar neatsilieka, bet jis tuoj pradės atsilikti. Aš jau jį iš karto tvarkau, gazai, vairai, sėdimas į šoną, dar kažkur stabdymas, visa tai yra tiesiog jau įaugę ir tai darai mintimis suaugęs su visų lėktuvų darai pats, kaip paukštis, tiesiog sparną, aš tą sparną kaip savo įkišu, ištraukiu, arčiau per metrą, dar per metrą, sako, atsistok metrą į priekį, aš metrą į priekį o dabar metrą atgal, nes, pavyzdžiui, Antanas man sako, kaip daryti, ir stovi taip, gerai, dabar metrą aukščiau. Tas lygis, kuriame jūs skrendate, tai yra savo malonumui? Be abejo, kad savo malonumui. Be abejo, mes visą gyvenimą viską darom savo malonumui. Didžiausi dalykai yra padarom tada, jeigu tu darai su meilė, entuziazmu ir savo malonumui. Ne veltui reikia sakyti savo vaikams, darykit tą, ką nori daryti ir tada pasieksit visko. Prieš kiekvieną figūrą. Greitis, horizontalus skrydis, posvyrių nėra, šaratas centre. Užtrunka 1 sekundę patikrinti viską.
tempą, tas pats, kas ir tas. Pradėjom traukti plačių žvilgsnių, žiūrim, dingo žemė, į akcelerometrą pažiūrėjai, +4. +4 tempas geras ir varom tuo pačiu tempu, nei atleidžiam, nei pritraukiam. Įmėlimas. Tas pats kaip kilpa, 5 tekdavo didesnis tempas. Čia pažiūrėjom jau 5, stipriau traukia. Ir einam tuo pačiu tempu iki pat viršaus. Kapotas per 10 cm aukščiau horizonto, sustabdai traukimą energingai, bump į neutralią pastatai ir tik tada pradedi sukti. Išėjimas. Esu Robertas Noreika, skraidau šiai akrobatiniai grupiai su lėktuvu Jak-50. Esu laimingas, kad daug metų skrendu su tuo lėktuvu. Lėktuvas tikrai toks pats senas kaip ir aš beveik, bet aš jį labai myliu, pasitikiu juo ir džiaugiuosi, kad mes kartu skrendam. Manau, kad jums patiks tai, ką mes darom danguje ir kviečiu ateiti pasižiūrėti mūsų pasirodymus.